Na ir noriu pristatyti tai, ką mes turime naujo šiais metais. Tai man labai patinka Jack Be Little. Tai yra nedideli moliūgėliai, kurie gali būti naudojami tiek dekorai, tiek įdarimui, maisto gaminimui. Vaisiai yra labai išraiškingos spalvos, išraiškingos formos ir subrendę išsilaiko, selekcininkas sako iki 12 mėnesių, bet mums, manau, pakaks ir 6. Jack Be Little, maži moliūgėliai, 150-350 gramų svorio. O beveik 10 kartų didesni yra Quintelė Semedžialo veislė, dideli moliūgai, Helovino tipo, tai nuo visiškai mažų iki didelių. Na ir dar vieni moliūgai, kurie papildė mūsų asortimentą, hibridinė veislė, Butterbush muskusiniai moliūgai. Mes jau žinome tos muskusinius moliūgus, aš tikiuosi, kad mes žinome, mūsų pirkėjai jau yra atradę. Tai yra sviestinio skonio riešutų poskonio moliūgai, iš kurių mes verdame nuostabias uogienes, kepame, gaminame maistą ir, kaip matote, šitos baltos spalvos kriaušytės vėlgi labai yra populiarios pastaraisiais metais tarp mūsų daržininkų. Na ir asortimentą dar papildė taip mėgstami moliūgai. Veislė, labai tokiu skaniu pavadinimu sukeliančiu norą valgyti, tai yra veislė Apetit. Ir veislė išskirtinė tuo yra, kad moliūgai užaugina belukščias sėklas. Mes turime veislę Olga, papildėme Apetit. Tai išties yra moliūgai, kuriuos galima naudoti kepiniams, galima naudoti salotams, naudojamas ir pats minkštimas, ir pačios sėklos. Išties moliūgus auginti nėra sudėtinga, kaip ir minėjau, sėjamos sėklos tiesiai į dirvą arba sodinami daigai išauginti šiltnamį. Ir reikia atminti, kad moliūgai nepakenčia šalnų. Tai yra augalai, kuriuos jeigu sodinate daigus, sodinkite po šalnų. Gero moliūgų derliaus, nuo mažo iki didelio. Na, cukinijų šeimą papildė itališko tipo hibridas Impero. Nedideli vaisiai skinami 20 cm ir dar šis hibridas unikalus tuo, kad ne tik pati cukinija, pats vaisius labai skanus, bet ir labai įspūdingas žiedynas ir skinama kartu su žiedu. Na ir vadinkim, galima išnaudoti dekoravimui, serviravimui, beje, tą žiedą galima dėti į fritiūrinę ir tiesiog iškepti jį, valgyti keptą. Tai hibridinė veislė Impero, augalas krūmo formos, neperauginkite ir turėsite nuostabaus skonio cukinijas. Noriu pasakyti, kad jeigu auginate cukinijas, neauginkite šalia moliūgų, nes paprastai nukenčia cukinijų skonis. Pasirinkite kitą vietą, nors atrodo labai giminingos daržovės, sodinamos ir tiek daigais, tiek sėjamos tiesiai į šiltnamį, bet augantamos šalia cukinijos turi tokį kartoką. Tai moliūgus sodinkite kitoje vietoje.